Toks irgi buvo kursinis darbas, norėjos kažkuo įdomesnę sutverti, tai čia sutvėriau varlaputį pavadinimus. Nes mūsų jaunystės, vaikystės laikas, mes jau biški skaitos jaunesni, bet dar kad ir biški senesni, neturėdavau jokių promislų tada, nors paimdavau kažkokį tai varlę, pasigaudavo, per šiaudą pripūsdavo ir įmesdavo į pelkį ar į kažkokį klaną ir jam labai juokinga atrodydavo, kad ta varlė negali pasinerti ir ant ten šokinėdavo, pliuškaudavo viršų, nežinau, ar nors ten numerdavo, kaip ten būdavo, bet va tokį būdavo žaidimą. Nu, taip kaip ir dabar daro žmonės, kai kurie, kad šunys ir aš pribūdos dėl apsaugos. Nu, kur tas šuo apsaugos, niek neapsaugotin, nu tik mūčiai viskas. Tai tas pats ir tokį žaidimą.